Labas, aš esu Dalia, virtuali asistentė. Matau, kad dabar verslai ieško virtualių asistentų, bet nežino, kaip ir kokias užduotis jiems deleguoti. Paruošiau failą, kuriame surašyta, kokia informacija turi būti pateikta asistentui, kad jis padarytų PDF failą apie jūsų paslaugas. Einam pažiūrėsim. 3 būtini punktai deleguojant užduotį. Žinoti, ko tiksliai tau reikia. Turėti savo brendo spalvas ir šrifto kodus. Svarbiausia bendrauti su asistentu, nes jisai neįlys į tavo galvą, neperskaitys tavo minčių, kaip tai turi atrodyti. Asistentui turi būti pateikta informacija. Kokios temos turi būti šiame dokumente? Kaip pavyzdys, prisistatymas, apie mane skiltis, paslaugos, kainos, kontaktai. Taip pat reikia aptarti su asistentu, kokį vizualą naudosite. Ar kelsite video, ar kelsite nuotrauką, o galbūt tai bus kiti vizualai. Taip pat reikia aptarti, kokios nuorodos turėtų būti įkeltos. Jeigu jūs nebendraujate TikTok'e, tai TikTok'o nuorodos tikrai nereikia įkelti. Jeigu bendraujate Facebook'e, turite elektroninę svetainę, tai tos nuorodos turi būti įkeltos. Taip pat asistentui reikia pateikti kelis darbų pavyzdžius, kaip jūs įsivaizduojate, kaip turi atrodyti jūsų darbas. Taip pat reikia parašyti arba balso žinutėje įrašyti informaciją, kuri turi būti pateikta. Naujas asistentas galbūt apie jūsų įmonę išvis nieko nežino. Tai kaip jis galės parašyti tekstą apie jūs. Taip pat galite nurodyti smailus ar gifus, kuriuos dažniausiai jūs naudojate, kad jie būtų įterpti į jūsų tekstą. Ir taip pat svarbu atsakyti į visus asistento klausimus. Jei visi punktai yra išpildyti, tai tikrai didelė tikimybė, kad jums paruošto failo nereiks net tvarkyti. Viena korekcija tai ne korekcija. O jeigu tai taps ilgalaikiai santykiai, tai asistentas jūs supras iš pusės žodžio. Ir tikrai nebereikės pateikinėti tiek daug informacijos. Virtualus asistentas turi daug gebėjimų. Nebijokite jų išnaudoti. Jeigu jums įdomu, kokius dar darbus galima deleguoti, pasiekite mane Instagrame.